Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Šiandieną aš, Kristina, kartu su jumis esu savo virtuvėlėje ir mes išsikepsime labai skanų purų vanilinį biskvitą. Šis vanilinis biskvitas tinka bet kokiems pertepimams. Tiesiog universalus, skanus, purus biskvitas. Kad jį išsikepti mums reikės 170 gramų aukščiausios rūšies miltų, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, 4 vidutinio dydžio kiaušinių, 120 gramų cukraus ir 1 šaukštelio vanilinio cukraus. Šių ingredientų pakanka ant 20 cm skersmens formos, bet aš turiu šiandieną dvi formos, kurių skersmuo yra 18 cm. Ir jeigu mano biskvito masė bus labai puri ir beveik pilnai norės apdengti formą, tai aš tiesiog biskvito masę padalinsiu į dvi dalis ir iškepsiu dviejose formose, nes aš noriu padaryti tokį aukštesnį tortuką. Bet jeigu turite 20 cm skersmens formą, tai būtent šių ingredientų pakaks 20 cm skersmens formai. Ir pirmiausia, kol dar nepradėjau maišyti visų ingredientų, mums reikia pasiruošti formą. Mano YouTube kanale yra atskiras video reportažas, kaip aš tai pasidarau, bet tiesiog ne visi nori ar ne visi turi kantrybės eiti gilin ir ieškoti šios būtent video pamokėlės, tad visą tai mes kartu dabar greitai pasidarysime. Kadangi formos yra 18 cm skersmens, tai atkirpus štai tokią liniją, aš iškart galiu pasidaryti 2 tokius lapus, kuriais uždengsiu tortinės dugną. Ir jeigu nenorite, kad jūsų tortinės greitai atrodytų negražios, greitai susidėvėtų, tuomet jums paturiu iš kepimo popieriaus padaryti bortelius. Nes jeigu to nepadarysim, biskvitas jisai truputėlį prilimpa ir norint, kad jisai gražiai nueitų nuo senelių, tada reikia peiliu arba mentele apipjauti, o apipjaustant braižosi kepimo forma. Tad aš truputėlį sugudrauju ir norėdama, kad mano kepimo formos išliktų kuo ilgiau gražios, tiesiog atsimatuoju. Galime pasidaryti bortelius truputėlį aukštesnius. Tuomet biskvitas irgi iškils, bet yra didelė tikimybė, kad turėsim tokią kepurėlę. Bet ar mes bijom kepurių? Žinoma, ne. Kadangi kepurėlės galima nupjaustyti ir iš jų pasidaryti desertą prie arbatos. O kadangi biskvitas išeina labai skanus, jį galima valgyti vieną. Tiesiog užsitepti uogienę ir suvalgyti. Štai taip aš pasidarau bortelius. Ir dabar iškart įdėsiu apskritimą. Ir apskritimas jisai apspaudžia truputėlį kraštus. Kai bus, jeigu va čia nesilaiko, kai pasidarysim biskvitui masės, galime truputėlį biskvito tešlą sutepti ir tuomet viskas puikiai laikosi. Štai taip. Tikrai viskas yra labai nesudėtinga. Ir prieš pradedant maišyti ingredientus, va dabar aš įjungiu orkaitę. Orkaitę įjungiu iki 160 laipsnių temperatūrą. Įjungiu viršus apačia ir ventiliatorius. Būtent tokiu būdu greičiau ir tolygiau iškepa mūsų biskvitai ar kiti kepiniai. Jeigu neturite ventiliatorius, nebūtinai, bet jeigu yra galimybės arba norite pirkti naują orkaitę, būtinai žiūrėkite, kad orkaitė būtų elektrinė ir būtų funkcijos viršus, apačia ir ventiliatorius. Kad nepamiršti, aš dabar iškart kepimo miltelius įdėsiu į miltus. Žinokit, iškart neįdedu ir būna, kad pasimiršta. Man vieną kartą buvo su keksiukais. Ir pirmiausia, ką reikia padaryti, tai įmušti kiaušinius. Taip pat
Irgi galima tai daryti iškart į indą, galima tai daryti į atskirą indą, tada mes būsim garantuoti, kad jokia luobelė nepapuls į mūsų biskvito tešlą. Taip pat, kad būtų saugiau, tiesiog paturiu kiaušinius, tai yra kiaušinio luobelė, ar ne, prieš naudojimą nuplauti. Žinoma, greičiau biskvitą įsiplakti su stacionariu mikseriu, bet šiandieną mes darysime biskvitą su rankiniu mikseriu, nes manau, ne kiekviena šeimininkė pradžioje kepimo, pradžioje to kelio į konditerijos pasaulį nori iškart apsikrauti įvairiais didžiuliais stacionariais. Ir dabar iškart suberiu visą cukrų su vaniliniu cukrum. Taip pat įberti galima žiupsnelį druskos. Ir dabar, brangus mano žiūrovai, yra viena taisyklė, kur visuomet kartoju. Kai darom biskvitą, ar apskritai, kai plakam kiaušinius, jokiais būdais nemakaluokit vien į vieną pusę, į kitą pusę. Tiesiog, kai pradėjot pagal laikrodžio rodyklę, tik tai greičius didiname, taip ir plakame. Į vieną pusę visuomet. Tuomet, žinokit, yra 100% garantijos, kad jūsų kiaušinis išsiplaks. Lygiai taip pat su kiaušinio baltymais. Kiaušinio baltymai gali įsiplakti tuomet, kai papuola trynio, indas nešvarus, drėgnas, arba yra likučių riebalų. Tuomet, žinokit, nepavyksta išplakti kiaušinio baltymą, lygiai tas pats ir su kiaušiniais. Ir pradžioje aš jungsiu ant mažų apsukų ir po to vis didindame. Ir plaksime iki purios masės. Ir visada viena pusė. Masė dar skystoka, bet jūs jau matote, jinai pabalavo, pakeitė dydį, tai yra pas mus žymiai puresnė masė ir kokius 2-3 kartus, dar kokią minutę paplaksiu ir viskas. Mūsų biskvitinė masė bus paruošta. Atminkite, tik į vieną pusę. Aš manau, brangus mano žiūrovai, jūs puikiai matote, kokią purę masę mes turime. Svarbiausia, kad jinai padidėjo, pasidarė žymiai puresnė. Būtent va tokios masės mums reikia skaniam puriam biskvitui. Svarbiausia, kai plaksite biskvitą, kad indas būtų aukštesnis. Pas mane galėjo būti dar truputėlį aukštesnis, bet turiu aš plasmasinį indą aukštesnį, bet jūs tuomet nematytumėte to viso purumo kilimo ir didėjimo, nes po truputėlį po to masė taškosi. Ir dabar mes negalime supilti miltų ir sumaišyti mikserio pagalba. Tuomet mūsų biskvitas nebus toks purus, kokio tikrai norėtumėm. Ir aš po truputėlį per kokius 3 etapus įsijosiu į biskvitinę tešlą visus miltus. Būtinai sijojam miltus, kadangi jie žymiai geriau įsimaišo ir nelieka gumuliukų ir biskvitas būna puresnis. Dažnai manęs klausite, o kam reikia, ką tu čia įsigalvoji, taip tiesiog ir klausia, ką tu čia įsigalvoji, kam čia reikia tuos miltus sijoti. Nenorit, nesijokit, bet jeigu pabandysite išsijoti miltus, įsijoti į masę ir neskubant po truputėlį įmaišyti juos, jūs pamatysite skirtumą. Taip pat nepaturiu įsijoti iškart visų miltų, nes atrodo maišom, bet žinokit, miltų lieka. Nes kuo kokybiškesni miltai, tuo jie geriau išsimaišo ir nelieka neišmaišytų miltų gabaliukų. Tad visuomet rekomenduoju, jeigu kepate biskvitus, pirkite aukščiausios rūšies miltus pagal savo šalį. Aš gyvenu Anglijoje, tai perku self-raising miltus, tai yra mėlynas įpakavimas. Ir taip dedu visuomet kepimo miltelių, kad aš būčiau garantuota, kad mano kepinys iškils, bus minkštas ir purus.
Ir dabar maišant vėl, brangūs žiūrovai, nemakaluokit, bet kaip. Jūs gal pastebėjote, aš irgi viena kryptim iš apačios į viršų atsargiai keliu. Nes jeigu mes pradėsim čia daryti bordaką mūsų indė, tai biskvito masė sukris ir jisai nebus purus ir toks aukštas, minkštas ir skanus, koks turėtų būti. Brangus mano žiūrovai, taip pat pasinaudodama progą noriu jūs pakviesti. Jeigu norite kartu su manim pasimokyti, galite pasimti asmeninės pamokas ir atvykę pas mane į mano jaukią virtuvėlę kartu su manimi padirbėti ir išmokti įsikepti be galo skanų, purų, minkštą tortuką ir žinoma jį pasipuošti. Ir taip nuo dugno vis atkeliu ir vis ten atsiranda neišmaišytų miltų. Matote, mano masė vis dar išlieka puri. Panašiai biskvitinę masę, tai yra kiaušinius ir cukrų, maišiau kokias 4-5 minutės. Tai žinokit, nežiūrėkit realiai mano laiką. Tai priklauso nuo mikserio galingumo. Gali užtrukti ir 2 kart ilgiau, pakol išmaišysite iki tokios purios masės, kaip matėte pradžioje, kai baigiau maišyti. Jeigu turite stacionarų mikserį, tai kelios minutės ir kiaušinio ir cukraus masė būna suplakta. Aš maišau, bet aš gal pavyks, gal nepavyks nedamaišyti truputėlį, kad jūs pamatytumėt, kaip jaustysiu, kas būna, kai miltai neįsimaišė. Aš tik vietom nuo dugno nelabai imu. Tešla išsimaišė ir dabar mums reikia supilti į paruoštą formą. Bet, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, jeigu čia mums kažkas nesilaiko, aš truputėlį patepsiu tešlą. Ir popierius kuo puikiausiai laikosi. Taip pat mes galim ir prie senelių taip priklijuoti, jeigu nesilaiko. Ir dabar telieka atsargiai supilti biskvitinę tešlą į formą. Aš matau biškutį, aš sakau, aš tyčia nedamaišiau vietomis ir labai tikiuosi bus gumuliukų, kad jums galėčiau prademonstruoti, kas nutinka. Va, matot, byra, ar ne? Tegu. To neturėtų būti. Bet jeigu aš nepadarysiu tos klaidos, tai jūs nepamatysite, kas nutinka, pjaustant nedamaišytą biskvitą. Aš manau, visą supilsiu, nepilsiu į kitą formą, nes padariau aukštesnius bortelius. Jeigu nebūtų tokių aukštų bortelių, tai žinokit, nerizikuočiau ir pilčiau į 2 formas. Ir dabar 40 minučių aš dedu savo biskvitą kepti į orkaitę, kuri įkaitinta iki 160 laipsnių, viršus apačia ir ventiliatorius. Brangūs žiūrovai, susitiksim po 40 minučių. 40 minučių jau praėjo ir mes turim tikrai gražų biskvitą, kuris turi labai nedidelę kepurėlę. Bet labai nedidelį. Aišku, reikia dabar palikti mums biskvitą pailsėti. Aš aišku noriu padaryti tai kuo greičiau. Ir kadangi mes apsaugojom formą nuo biskvito, mums nereikia nieko apipjaustyti. Tiesiog reikės nukelti formą. Forma yra labai karšta. Dirbkite atsargiai arba galime palikti tiesiog štai taip vėsti. Labai nedaug liko tešlos, tiesiog labai viskas gerai nusipjaustys, bet svarbiausia, kad nereikia nieko čia skobti ir pjaustyti. Labai skaniai kvepia. Jūs neįsivaizduojat, koks jisai yra minkštas. Dabar, žinokit, pjaustyti šio biskvito tikrai nereikia, nes jisai gali mums sukristi. Bet būtų labai idealu jį apversti ir palikti vėsti, kadangi ši kepurėlė jinai dings, nes jinai yra labai maža ir mes ją galim visai išnaikinti. Na, bent jau galim pasistengti išnaikinti. Štai taip. Karštoka. Viskas nusiima. Tiesiog išlaisvinsim nuo visų nereikalingų rūbų.
Ir dabar štai taip aš paliksiu biskvitą iki pilnai, matot, net garuoja iki pilnai, pakol jisai pravės. Šiaip geriausia iškepus biskvitą palikti ilsėtis keletai valandų, arba aš mėgstu kepti iš vakaro, palieku ilsėtis per naktį ir tada ryte sutepu tortukus. Arba kepu biskvitus ryte, vakare sutepu, nes biskvitas tuo metu subręsta ir pjaustant jisai netrupa. Tad, brangus mano žiūrovai, susitiksime po kelių valandų. Biskvitas pastovėjo, atvėso. Ir pasižiūrėkite, realiai jisai neturi kepurėlės. Tai yra tobulas, skanus, minkštas ir purus biskvitas, kurį kartu mes pasidarėme. Ir dabar man reikia jį perspjauti. Pjausiu, kad būtų 3 biskvitai. Visuomet kaip jaunu, žinokit, turiu tokį senučiuką, jau gan pavargęs peilis, bet man patinka su juo dirbti, kadangi jis yra plonas. Tai yra peilis skirtas riekti duonai. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kaip aš pjaustau biskvitą, kad biskvito lakštai būtų kuo lygesni. Tiesiog imu ranką ir šią ranką tik kaip jaunu. Nekeliu viršun apačion, o viena ranka, tai yra kairė ranka, suku. Tiesiog pjaunu vienodai, o ši ranka, jinai suka. Ir pažiūrėkite, kas nutinka, kai mes nedamaišome miltų. Štai lieka tokie miltų gumuliukai. Gerai, kai jų yra nedaug, mes galim pirštukais išimti. Bet jeigu jų yra daug, žinokit, nepriimėliosim, tuomet tiesiog, pasižiūrėkit, matot, pjaušiau. Nepatogiai pasidėjusiu biskvitą ir tiesiog vienu momentu be pjaustymo pakeičiau peilio poziciją ir biskvitas nusipjauna nelygiai. Nedarykite mano klaidų. Brangus mano žiūrovai, aš dažnai savo video kanale, savo video receptuose darau tokias klaidas. Mano tikslas toks, kad jūs iš mano klaidelių galėtumėt patys pasimokyti. Man tai nesudėtinga padaryti štai tokias klaideles, po to aš kremu išsilyginsiu. Bet ypač tiems pradedantiesiems, manau, toks parodymas, kaip gali nutikti, aš labai tikiuosi, jums bus labai vertingas. Jeigu taip, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, dėkit laikus ir pakomentuokit. Aš nemanau, kad tai jums užtrunka labai ilgai, o man žinokit, tai yra tikrai malonumas ir taip pat, kai jūs pasidalinate mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose. Ačiū. Nes aš jau pjaudama viršum padariau, kad būtų nelygu. Peilis turi, žinokit, eiti tiesiai. Visuomet rankytę vieną sukam, o peiliukas eina tiesiai. Ir kai viskas eina tiesiai, biskvitas išeina tobulai nupjautas. Čia matosi turbūt nelygu. Tad žiūrėkite ir mokykitės. Ir čia viskas gerai, bet keli gabaliukai matėte, miltų neįsimaišė. Padėsiu biskvitą ant grotelės, mano žiūrovai. Štai taip mes išsikepėme šiandieną skanų, purų ir minkštą biskvitą. Kaip ir sakiau, anglai ne veltui jį vadina sponge. Tai yra puru, tai minkšta, tiesiog jisai lyg amortizuotų nuo mūsų prisilietimų. Tad ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate!